Visi verslai konkuruoja panašiai, kainos panašios, produktai panašus yra galimai. Ir toksai atsiranda, kuo tas verslas yra išskirtinis klausimas. Ir man atrodo, kad jeigu mes, kaip sakyti, aš taip sakau, kai mokytos pinigus už kažkokią prekę ar paslaugą, ten skirtumas yra keli eurai, tai gal verta pasižiūrėti ir kaip tokį pasidaryti follow the money, ne, kur tie pinigai toliau nukeliauja. Tai tikrai tos įmonės, ar tai tiesiog iškeliauja kažkur tai ten dividendais, ar ten, reiškia, tie pelnai yra kažkaip tai kitaip įsisavinami ir ką tos įmonės nuveikia visuomenės labui ir kiek jie skiria paramos ir kiek yra socialiai atsakingi, kiek tos įmonės rūpinasi tvarumu, klimato kaitos klausimais. Ta prasme, čia, man atrodo, mes nesame visi lygus, ar ne? Čia yra tie skirtumai. Ir kai tos kainos yra tiek panašios, tai gal tą klausimą savo verta užduoti, ar ne? Tarkim, kiek po to tų pinigų, kurie ten nusėda, reiškia, įmonėje pelno kažkokiu pavidalu, ar ne, grįžta visuomeniai. Tai gal, ar būtina tą daryti, aš nežinau, bet mano manimu, kad yra vienas iš tokių išskirtinumų, kur, tarkim, Acme grupė tą daro, ar ne, daug metų daro. Ir man atrodo, kad pasiekimas, kur keliauja pinigai, pavyzdžiui, man padeda iš tikrųjų apsispręsti, perka tam tikras prekes ir paslaugos. Aš žinau ten tam tikras įmonės, kurios tą daro, ar ne, ir jeigu man yra pasirinkimas ten keletą eurų skirtumas, ar ne, ten perkant kažkokį daiktą ar paslaugą, aš visą laiką rinkuosi tuos, kurie, mano manimu, yra socialiai atsakingi, ar ne? Tai ir tvarumas yra, bet visų pirma, socialinė atsakomybė tai yra, kiek paskui tų pinigų grįžta į rinką, grįžta tiem patiems žmonėm, kurie mokėjo tas pinigus, ar ne? Ir va čia, man atrodo, yra neįvertintas dar dalykas rinkoje ir, man atrodo, to išskirtinumo nelabai vertina pirkėjas. Ir man atrodo, kad mes čia tikrai turim pamatyti, ar ne? Tai skirtumas tikrai yra. Kalbam ir netgi yra tų iniciatyvų nemažai, kur vienas ar kitas verslas ar verslo asociacija iškelia, ar ne? Ir tiesiog pakviečia prisijungti, ar ne? Ar per kažkokią socialinę mediją maždaug. Va, turim tokią iniciatyvą, ar pasijungtumėt. Tai ten bendrauja, vadovai, ar ne? Ir mes dalyvavom tokiuose keliose akcijose, aišku, Ukraina buvo viena iš jų, taip pat turėjom tą 4% gynybai, irgi labai gera iniciatyva, man atrodo, ir jinai tokį sukėlė truputėlį tokį judesį apie tai. Tai tos idėjos jos gimsta tokio čiato pavidalo, ne? Kažkas iš žmonių, kurie turi tą iniciatyvą, dažniausiai vis dėlto tai yra vadovai. Jie turi resursų, ar ne, tą padaryti, sako, mes turim šiek tiek, reiškia, turim resursų, turim idėją, bet ar jungsitės? Socialiai atsakingų įmonių, realiai tai net, sakyčiau, akcininkai ir vadovai patys yra socialiai atsakingi ir tos įmonės dėl to ir yra socialiai atsakingos, tai jie ir yra iniciatoriai, dažnai sykį. Mane džiugina gal ne kažkoks pasiektas rezultatas, ar ne, kad ten, kažkas kažkam ten paskyrė kažkokią ten sumą vienokią ar kitokią, bet apie tai, kad tas procesas, kad vis daugiau įmonių sąmoningai, tame tarpe Acme grupė sąmoningai, ir ne, sako, mes norime tam tikrą dalį savo rezultato arba sėkmės skirti, grąžinti visuomeniai. Mes nusprendžiame kokią formą, ar ne, ar daug ar mažai čia klausimas yra, mes po kelišimtus tūkstančių skiriam kas metai, bet iš esmės tai yra toksai sąmoningas pasirinkimas tą daryti. Mes padarėm struktūrą, ta prasme, savo viduje, kur darbuotojai patys, reiškia, sprendžia, kur tai yra VŠI, reiškia, kuri atsakinga už tai, kad tie resursai būtų skirstomi optimaliai, kaip sakyt, pagal... Ne tai, kad, žinot, fondai dažnai sykį turi gan didelę organizaciją viduje, jie turi išlaikyti savo darbuotojus, turi išlaikyti ten, aš nežinau, kažkokį ofisą, automobilius, administravimą ir visą kitą. Ir mes, kai darėm tą sprendimą, kaip mes norėtumėm skirstyti tas lėšas, tai mes sakėm, kažkaip reikėtų padaryti, kad minimaliai tu turėtų tokių ekstra išlaidų, ar ne? Kad tuos pinigus, kurias surenkam iš mūsų darbuotojų, kurias dauginame, kurias skiria įmonės, kurias skiria Acme grupė, kad mes norim, kad absoliučiai didžioji jų dalis būtų ten, kur jie turi patekti. Tai reiškia, kad jie grįžtų į visuomenę, o ne kažkaip ten dalis ten trečdalis nusėstų kažkur, tai reiškia administravimo aparate. Tas struktūros padarimas, manau, irgi mums parodo mūsų tokį pasiryžimą, kad tai yra ne vienadienis dalykas, ar ne?
Tai gal tas mane džiugina, kad mes einam tais žingsneliais iš metų į metus ir tos sumas didėja ir mūsų struktūra tvirtėja ir darbuotojai daugiau įsitraukia ir aš matau ir akcininkų pasiryžimą, ar ne, ten skirti, dažnai sykį net susimeta patys, reiškia, žmonės, kai reikia ten tų sumų kažkokių tai ekstra greitai, ar ne. Tai tas pokytis mane labiausiai džiugina. Mano tokia savybė yra smalsumas. Aš buvau smalsus visą laiką, man buvo įdomu nauji dalykai. Kažkuria prasme netgi visą laiką gyvenau ateityje, ar ne, kad jau kas įvyko čia dabar, tai jau truputėlį taip jau aišku ir nuobodoka, o kas bus rytoj, tai labai nuostabu ir reikia kažkaip tą pažinti. Aš nekantrus, ar ne? Smalsus ir nekantrus. Tai aš visko noriu po truputį, bet giliai nenueinu, aš mokslininku jau negalėčiau būti, man nauja tema kažkokia, taip tokia turiu alegoriją savo įsivardinęs, kad yra kažkokia kalvos ir kalnai, ar ne? Tai kalnai tai tam mokslo viršūnė, kur ten, kad užkopti reikia ir laiko, ir pastangų, ir suvokimo, o tos kalvos tokios nedidelės, jas galima užkopti ir tam kiekvienoje kažką naujo randi, pažįsti. Ir labai gerai nuo jų matosi kitos tos kalvos, ar ne? Kai kažką čia supranti, galvoju, o ten kažkokia irgi yra, reiškia, kitokia truputėlį tema, kitokia tiesa. Tai ir aš tada noriu ten irgi patekti. Bet į tos kalnus tai man nėra, per daugelį irgi ne. Aš skaitau grožinę literatūrą savo malonumui. Ten yra gyvenimai, ten yra vaizdiniai, ten yra jausmai. Man tas yra gražu. Dažniausia skaitau vasarą, nes, reiškia, ir laiko tas susidėliojimas, ir tas nusiteikimas turbūt svarbus yra. Bet skaitau daug įvairiausių tokių, tokios straipsnių. Harvard Business Review, Economist, ir ten irgi yra tokių įdomių minčių, biznio tema būtent, ir tada kažkaip bandai suprasti, kaip čia veikia praktikoje tie dalykai, nes vis tiek turim asmeninę praktiką mes savo, kiekvienas patirtį turim ir tos žinios šiek tiek pritaikyti praktikoje, tas man yra įdomu. Aš stengiuosi, kad kartą per metus taip maždaug nuvažiuoti kažkur pasimokyti biznio būtent temom. Tai paskutinį, kad buvau praeitą rudenį, buvau Cambridge'e, Business Executive, bet ten tokia įdomi tema buvo, ten buvo Science and Business. Man toks tai atrodė, ten klimato kaita, kokia įtaka turės ekonominiam augimui, ten vieną dieną. Reiškia, kas ten man buvo gal tokio netikėčiausia ir įdomiausia, tai viena diena buvo skirta Exploration of Space, kosmoso, reiškia, užkariavimas. Tai ten man viskas buvo nauja, ta prasme, kad ten tie kristalų auginimas, reiškia, ten ypatingai grinų kosmose, dėl sąlygų galimų, tada ten energijos siuntimas, ten beaming atgal, reiškia, į Žemę, iš orbitos, tada, kad tas orbitos yra ten žemutinė ir ten ta tolimoji, ir kad kas vyksta, kad labai komercializuota ta, reiškia, žemutinė orbita ir labai ten sudėtinga ir moksliška yra ten ta tolimoji, Marsai visi, ir kad visiškai skirtingos kompanijos ten veikia ir visiškai skirtingi tikslai keliami, kosmoso šiukšlės, kaip, reiškia, ją surinkti arba jų nesurinksi niekaip, nežinau, ten milijonai tų šiukšlių dabar tam kosmose yra, ar ne? Bet jos, kadangi yra labai mažos ir jos yra ne tik tai, kad paviršiuje, kaip Žemės įsivaizduokime, bet jos yra dar erdvėje įsidėstę. Tai ten kol kas tų rizikų didelių nėra, bet galvoja, pavyzdžiui, kompanijos, kaip surinkta šiukšlės, ar ne? Ir ten yra pavyzdžiai, kokios technologijos. Susipažinau su tokiu verslininku iš Vašingtono, kurio, pavyzdžiui, verslas yra. Ten jis buvo mano grupėje, man nustebino mane, nes jis sako, aš dirbu su kosmosu. Jo kompanija darė tokius vadinamus busus. Bus yra kaip kažkokia dėžė, kuri, reiškia, iškeliama į kosmosą įvairūs ten tie jutikliai, davikliai. Tai yra įpakavimas, kuris paskui, reiškia, ten kosmos ištirpsta, išnyksta ir lieka tik tai ten ta įranga, kuri ten turėjo patekti į tą kosmosą, ar ne? Tai jo biznis buvo gamintas tos basus. Tai irgi taip pašnekėjau, man tai visiškai atrodė, sakau, apie kosmosą, visiškas kosmosas. Kažkada tai, manau, neišvengiamai turėsim labai daug technologijų kosmose, artimajam bent jau, ar ne?
Tai jau dabar mes pardavinėjom navigacinius produktus, kurie principė yra susiję arba ten sos iškritimas kalnuose, kur net nėra telefoninio ryšio, per palydovus vyksta. Tai kažkiek mes liečiamės prie to kosmoso, bet tiesiogiai dirbti kryptingai kažkokią, kuriant naudą tam artimajam kosmose, tai manau, kad kažkada tikrai taip, kaip greitai, manau, kad negreitai. Man atrodo, kad mes skubam, lekiam ir mažai dėmesio skiriam savęs pažinimui, savęs būtent ir žmonių aplinkui, susifokusuojam į daiktus, į materialius dalykus ir aš gal sakyčiau, man svarbu buvo ir dabar yra svarbu geriau pažinti save. Tai tam, kad geriau pažinti save, tai yra tam daug, čia vis tiek psichologija jau prasideda, ar ne, čia nebe biznis, nes ten, reiškia, visokie Myers-Briggs testai, paskui ten Ocean 5, VIA Institute daro ten tokių stiprybių testus. Tai aš manau, svarbus suprasti, kas esi. Ne? Tada, man atrodo, man svarbu pažinti kitus žmonės. Tai kai supranti, kas esi maždaug, tada gali pamatyti tam tikras savybės kitų žmonių ir čia toks gyvenimo pamokos. Prasme, tai čia yra, jas labai naudingos versle, jas labai naudingos vystant kompaniją, bendraujant su žmonėms, su klientais, su bet kuo. Tai tas savęs pažinimas ir nuoširdus domėjimasis kitais, man atrodo, yra esminis dalykas. Ne? Gyvenimas. Geriausias pamokos yra iš tiesiog būti atviram pokyčiams ir mėgautis gyvenimu, mėgautis tuo, ką darai. Ir patirtis, manau, yra kiekvieno labai unikali. Ir ta patirtis ir yra mūsų turtas, ar ne? Įgyta patirtį.